Sveiki gyvi! Senovės romėnų posakis, kurio autorius nėra žinomas, sako sveikame kūne, sveika siela. Šis posakis skatina mus rūpinti savo sveikata. Žinodami tai, e-sportininkai reguliariai mankštinasi, laikosi dietos bei miego režimo. Rengiantis turnyrams jie lavina ne tik pasirinkto kompiuterinio žaidimo įgūdžius, bet ir aktyviai sportuoja, daug vaikšto. E-sportininkai dažnai renkasi kardio, širdies ir kraujagyslių treniruotes, bėgimą, važiavimą dviračiu ar greitą ėjimą, savaitės bėgyje kombinuodami tai su jėgos treniruotėmis, kada stiprinama raumenų bei atraminio aparato sistema. Pavyzdžiui, dirbama su svoriais. Taip pat nepamirštamos ir įvairios tempimo treniruotės. Aukštas fizinio aktyvumo lygis lemia ne tik gerą savijautą, bet ir pagerina reakcijos laiką bei kognityvinės pažinimo funkcijas. Fiziškai sveikas žmogus lengviau ištveria stresą, išlaiko blaivų protą kritinėse žaidimo situacijose. Psichologai teigia, kad geriausias būdas susidoroti su neigiamomis emocijomis yra judėjimas. Aukščiausio lygio profesionalūs e-sporto žaidėjai žaidimą laiko darbu, todėl kiekvieną dieną treniruojasi prie kompiuterio ar pulto 4-8 valandas iki 40-80 valandų per savaitę, tiek pat, kiek ir profesionalūs tradicinių sporto šakų atstovai. Ilgai sėdint prie kompiuterio, toje pačioje padėtyje vieni kūno raumenys yra pernelyg stipriai tempiami, kiti priešingai atpalaiduojami. Taip atsiranda raumenų disbalansas, kuris ilgainiui iškreipia natūralią mūsų laikyseną ir sukelia įvairius sveikatos sutrikimus bei skausmus. Kai ilgai ir netaisyklingai sėdime prie kompiuterio, gali atsirasti padidėjęs dirglumas, akių nuovargis, laikysenos sutrikimai, sprando, nugaros, pečių juostos ar net galvos skausmai. Efektyviausias būdas išvengti šių sveikatos problemų, išlaikyti gerą nuotaiką ir darbingumą, laikytis tinkamų sėdėjimo įpročių. Taigi, kaip taisyklingai sėdėti prie kompiuterio? Pirmiausia, kojų padėtis. Kėdės aukštį reikia nustatyti taip, kad keliai būtų sulenkti stačiu kampu, o pilna pėda remtųsi į grindis ar pėdų atramą. Kojos turėtų tilpti po stalu. Jas reikia laikyti tiesiai, nesukryžiavus vieną ant kitos. Nederėtų avėti ir aukštakulnių batelių. Dėl neteisingos kojų padėties, kai jos per daug sulenktos ar užspaustos, sutrinka normali kraujotaka ir kojos gali tiesiog pradėti tirpti. Toliau nugaros padėtis. Sėdint nugara turi būti tiesi, negalima kuprintis. Apatinė nugaros dalis turi remtis į kėdę, tam, kad stuburas išliktų kuo tiesesnis, negalime sėdėti atsilošę atgal ar susilenkę pernelyg į priekį. Sėdint nugara su sėdmenimis turi sudaryti 90 laipsnių kampą. Kai pernelyg daug išsilenkiame, pasvyrame į priekį, dėl raumenų pertempimo ir asimetrijos gali atsirasti apatinės nugaros dalies skausmai. Kad išsaugotume sveiką nugarą, privalome sėdėti kuo tiesiau ir išlaikyti natūralų S-formos nugaros išlinkimą. Siekiant išvengti pečių juostos raumenų pertempimo ir asimetrijos, pečiai sėdint turi būti atpalaiduoti, nepakelti į viršų. Tuo tarpu apie rankų padėtį, klaviatūra turėtų būti tokiame aukštyje, kad ranka sulenkus ties alkūnėmis 90 laipsnių kampu pirštais lengvai siektume klaviatūrą. Rankos ties alkūnėmis turėtų būti atremtos į kėdės porankius. Pelė turėtų būti netoli klaviatūros, kad būtų lengvai ir greitai pasiekiama, nekeičiant kūno padėties. Taip pat ji turi būti viename aukštyje su klaviatūra. Kaklą visą laiką turime laikyti tiesioje padėtyje. Kad nereikėtų kuprintis ir laikyti galvos nuleidus, kompiuterio ekranas turi būti akių aukštyje. Nuo akių jis turėtų būti nutolęs per ištiestos rankos atstumą. Be abejo, elektroninio sporto profesionalų traumos nėra tokios rimtos kaip kitose sporto šakose, pavyzdžiui, bokse ar krepšinyje, juos labiau vargina lėtiniai nervų ar sausgyslių pažeidimai. Vokietijos sporto universitete atliktas tyrimas parodė, kad e-sportininkai klaviatūra ir pele per minutę atlieka iki 400 ar netgi daugiau judesių. 4 kartus daugiau nei vidutinis klaviatūra ir pele besinaudojantis žmogus. Todėl labiausiai paplitęs tarp e-sporto žaidėjų profesinis pažeidimas yra riešo kanalo suspaudimo sindromas. Darbas suėmus pelę ir sėdint toje pačioje padėtyje prie kompiuterio ilgainiui gali sąlygoti audinių aplink nervą patinimą bei nervo užspaudimą siaurame riešo kanale, per kurį jis eina. Riešo kanalo sindromas pasireiškia plaštakos pirštų tirpimu, skausmu, o su laiku sumažėjusia plaštakos jėga. Antroje vietoje yra kito alkūninio nervo suspaudimo sindromas, kai šis nervas yra užspaudžiamas alkūnės sulenkimo srityje. Šis sindromas pasireiškia 5 ir 4, tai yra mažylio ir bevardžio rankos pirštų tirpimu bei diskomfortu alkūnės srityje. Pajutus šios simptomus reikia apriboti plaštakos ar alkūnės apkrovimą bei pasikonsultuoti su gydytoju. Sunkiais atvejais netgi atliekamos specialios šiuos kanalus atlaisvinančios chirurginės intervencijos.
Siekiant išvengti sveikatos sutrikimų, ilgai sėdint kas 1-2 valandas būtinai padarykite aktyvias pertraukas. Pasivaikščiokite, atlikite nesudėtingus tempimo mankštos pratimus, susilenkite ir išsitieskite, pritūpkite ar tiesiog pasirąžykite. Nepamirškite pasukti riešų apskritimai, sulenkti bei ištiesti pirštus. Tarp žaidimų visada būna didesnių ar mažesnių pertraukų. Išnaudokite šį laiką tinkamai. Po darbo prie kompiuterio ekrano nepamirškite atlikti ir akių mankštos. 5 kartus stipriai užsimerkite, tada plačiai atsimerkite. Užsimerkite ir apie minutę pamasažuokite vokus sukamaisiais pirštų judesiais. Tada žvilgsniu atlikite sukamosius akių obuolio judesius pagal laikrodžio rodyklę, o po to į kitą pusę. Taip pat kurį laiką pažiūrėkite į tolį, pavyzdžiui, pro langą. Kitas labai svarbus aspektas – tinkamo miego režimo laikymasis. Nors kai kurie gali manyti, kad miegas nėra būtinas dalykas ir siekiant geresnių rezultatų treniruojasi ištisomis naktimis miego sąskaita, reikia suprasti, kaip smegenims irgi būtinas poilsis, o nepakankamas ar nereguliarus miegas mažina smegenų veiklos našumą kognityvinės veiklos reikalaujančiose užduotise, kuriams priskiriamas ir žaidimas kompiuteriniais žaidimais. Daugumai 13-18 metų jaunuolių reikia 8-10 valandų miego per parą. Reikia atkreipti dėmesį, jog būtina miegoti ne tik reikiamą kiekį valandų, bet ir pats miegas turi būti kokybiškas. Nesilaikant miego režimo, žaidėjai dažnai būna užsimiegoję dienos metu, sumažėja jų reakcija, o tai galiausiai pasireiškia ir prastesniais sportiniais pasiekimais. Nuolatinis miego trūkumas gali net sukelti irzlumą ar depresiją. Taigi, keli patarimai. Prieš miegą nors kelias valandas nežaiskite kompiuterinių žaidimų. Jie aktyvina smegenų veiklą ir po to kurį laiką net ir baigus žaisti mūsų protas vis dar dirba. Dėl to yra sunkiau užmigti. Stenkitės eiti miegoti ir keltis visada tuo pačiu metu. Užmigti rekomenduojama iki 11 valandos vakaro, nes tokiu metu įprastai pradeda skirtis miegą skatinantis hormonas melatoninas. Prieš miegą daug neprisivalgykite, nes tuomet organizmas aktyviai virškins suvartotą maistą, o ne ruošis miegui. Nors sporto svarba geram miegui neabejotina, bent 2 valandas prieš miegą intensyviai nesportuokite. Leiskite organizmui pailsėti. Iš anksto ruoškitės miegui. Prigesinkite šviesas, nežiūrėkite į ekranus, televizoriaus ar mobiliojo telefono, ar bent sumažinkite jų ekrano ryškumą. Pasirūpinkite optimalią miegui temperatūrą patalpoje, ji neturėtų būti nei per žema, nei per aukšta, 18-21 laipsnis. Na ir paskutinis dalykas – taisyklinga mityba. E-sporto žaidėjų poreikiai mitybos srityje matyt nėra kažkuo ypatingi, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad daug laiko praleidžiant prie kompiuterio organizmui reikalingų kalorijų kiekis yra mažesnis nei intensyviai judant ar fiziškai dirbant. Todėl reikėtų laikytis atitinkamo mitybos režimo, reguliuoti gaunamų kalorijų kiekį. Pitsburgo universiteto medicinos centro sporto medicinos mitybos ekspertai e-sportininkams rekomenduoja racioną, kuriame yra daug baltymų turinčių produktų bei vaisių ir daržovių. Reikėtų vengti lengvai įsisavinimų angliavandenių šaltinių, tokių kaip saldainiai, cukrus, gazuoti gėrimai. Saldintus gėrimus geriau pakeisti vandeniu, kurio reikėtų išgerti pakankamai. Kalis ir magnis, randami riešutuose, vaisiuose ir daržovėse, vaidina svarbų vaidmenį refleksams, yra būtini gerai raumenų susitraukimų funkcijai bei koordinacijai. Taigi, taisyklinga laikysena, dažnos pertraukos, nesudėtingos mankštos dirbant kompiuteriu jums padės išvengti daugelio sveikatos problemų. Pakankamas ir geras miegas padės išlikti žvaliu, o taisyklinga mityba tam tik dar labiau padės. Būkite sveiki ir iki kito karto.